Sveiki. Norėjau paklausti, kas iš jūsų buvo Vilties festivaliai? Wow. Toks jausmas, kad visi. Jeigu jūs mūsų bažnyčia galbūt pirmą kartą važiavote į festivalį, tai noriu jūs pasveikinti, labai džiugu, kad važiavot. Ir viliuosi, kad jums čia tarp mūsų bus gera, kad galbūt tai taps jūsų irgi dvasiniai namai, kur jūs galite rasti dvasinę šeimą, draugus, kurie padės jums eiti kartu tikėjime. Man per tą festivalį buvo labai malonu tarnauti irgi ir sutikti Frankliną Grėmą. Ir aš tokį vieną noriu asmeninį dalyką pasakyti. Mes prieš pamokslą vakare aptardavom patį pamokslą, ką jisai pamokslaus. Ir žinot, jis man tą pamokslą pats pamokslavo apie Evangelijos jėgą. Ir jo tėvas visą gyvenimą pamokslavo Evangeliją, kokia yra didžiulė jėga. Ir jis man tą pamokslą pamokslavo ir aš galvoju, žinau. Žinot, tas toks jausmas, aš jau girdėjau, tai aš ir pats pamokslauju. Ir žinot, aš truputį buvau tai sugėdintas. Jis man pasakė tokius žodžius, sako, aš nesuprantu Evangelijos. Jinai tokia paprasta, bet jinai turi tokią didžiulę jėgą pakeisti žmogaus gyvenimą. O žinia yra tokia paprasta, kad Dievas taip pamilo žmonės ir juos sukūrė iš savo meilės, siuntė savo sūnų, kad jis paimtų nuodėmes, kurios mus skyrė nuo jo, kad mes visą laiką galėtumėm būti užtikrinti jo meilę, galėtumėm turėti bendravimą su juo ir nevaikščytumėm savo keliais, bet pažintumėm jo kelią, pažintumėm jo meilę. Ir tame tokia jėga yra tokia jėga, kada pamatai žmogų pirmą kartą gyvenime, kada jis savo širdį nebejaučia kaltės. Yra tokia jėga, yra kažkas nuostabaus, kada žmogus pirmą kartą nebejaučia, kad jis yra atstumtas, atmestas, bet yra tas Dievo meilės, visas apgaubtas. Šiandien aš norėčiau irgi Evangeliją kalbėti, bet kaip kai kurie Biblijos tyrėjai sako, Evangelija pagal Paulių. Žinot, yra Evangelija pagal Matą, yra Evangelija pagal Morkų, pagal Luką ir Joną. Aišku, tai nėra skirtingos Evangelijos, bet apaštalas Paulius turėjo ypatingą tokią įžvalgą į tai, ką Kristus atliko. Ir jisai kalba apie Dievo tikslą, apie Dievo numatytą tikslą žmogui, apie prasmę, kodėl žmogus egzistuoja. Ir aš noriu tau klausimą šiandien užduoti. Dėl ko tu egzistuoji? Ar tu žinai, dėl ko tu gyveni? Dar labiau asmeniškai paklausiu. Ko tu nori šitam gyvenimui? Ko tu nori? Ko tu labiausiai šitam gyvenime nori? Nes tai, ko tu nori, tu greičiausiai to ir sieksi. Ir tam išleisi savo pinigus, savo laiką, savo talentus, visas emocinės jėgas, protinės jėgas. Nes dažniausiai, ko žmogus nori, to jis siekia, tam jis išleidžia save. Kai tau 16 pirmą kartą įsimyli, tu žinai, ko tu nori. Tu tik nori būti su ją. Ir atrodo, gyvenime daugiau nieko nereikia. Paskui santuoka, vaikai, pradeda biškį keistis kažkaip požiūris ir žiūri, yra daugiau kažko. Ir tada žiūri, žmona fainai, bet labai ir namo reiktų. Arba žmona fainai, namas fainai, bet kaip būtų gerai, kokią nors padorį, normalią karjerą turėti. Arba ir toliau, sąrašas eina. Bet kad mes užduodam savo tokį klausimą labai nuoširdžiai, mes galim iš tikrųjų ištirti save, dėl ko mes leidžiam savo gyvenimą. Ir ar tas tikslas, dėl kurio mes gyvenam,
yra vertas to, kad mes paaukotumėm visą savo gyvenimą. Ir tų tikslų žmonės prisigalvoja įvairių. Vienas filosofas Ilinojaus valstijos universitete, jo vardas Hugh Moorhead, jisai parašė tokią knygą, į kurią sudėjo apmąstymus žymiausių praeito šimtmečio rašytojų ir mąstytojų. Ta knyga vadinasi taip: Gyvenimo prasmė pagal didžiausius mūsų amžiaus mąstytojus ir rašytojus. Jis paprašė tų mąstytojų, išsiuntė 250 mąstytojų ir rašytojų tokių klausimų. Kokia yra tavo gyvenimo prasmė? Ir paprašė, kad jie parašytų. Ir labai įdomu, kad daug kas iš jų prisipažino, kad neturi jokios gyvenimo prasmės. Tai labai protingi, mąstantys žmonės. Kai kurie sakė, jie tiesiog susigalvojo savo gyvenimo prasmę. Jie galvojo, kas būtų vertingiausia šiame gyvenime ir paėmė, dėl to pradėjo gyventi. Ar tai būtų sukurti kažkokią naują sistemą, kur žmonės galbūt laimingesni būtų, galbūt pakantesni vienas kitam. Kažkas pasiryžo savo gyvenimą paskirti atsakyti blogio problemą, kaip surėdyti šitą gyvenimą. Ir žinot, filosofai gilinasi šitos dalykus, bet įdomu tai, kad daug kas iš jų tikrai nežinojo gyvenimo prasmės. Nes jeigu gyvenimas tavo yra tik čia 70 metų ir tu matai tik tais tiek, daug kas iš tiesų yra beprasmiška. Norisi kartais gyventi tik tai savo. Ir va čia norėtųs pažiūrėti mums į patį kūrėją, dizainerį ir Paulius, apaštalas, jis rašo laiške Efeziečiams, kad Dievas, kuris sukūrė žemę ir dangų, apreiškė jam tą paslaptį, kodėl žmogus yra sukurtas. Jis sako, Dievas man atidengė paslaptį, kuri buvo per amžius paslėpta ilgą laiką, kur pranašai domėjus ir norėjo atrasti, atsakyti šitos klausimus, kas yra kas, kodėl mes egzistuojam, kokia mūsų prasmė. Paulius sako, Dievas man tai apreiškė. Žinot, kiekvienas dalykas turi savo kūrėją. Šitos būgnus kažkas pagamina. Jie turi tam tikrą paskirtį. Vienus iš jūsų džiuginti, kitus iš jūsų erzinti. Čia kartais nuo amžiaus priklauso. Kai mes buvom Vilties festivalį, ten taip garsiai grojo būgnais. Scena kilnojasi. Ir aš žiūrėjau, kai kurie žmonės taip sėdi. Prisimerkia ir ausį užsikimžia. O kažkas priekį. Yeah! Bet šitie būgnai buvo sukurti kelti tokį gerą triukšmą, valdomą triukšmą. Bet kažkas apie tai mąstė, kažkas išdėliojo, padarė visą dizainą. Ir žinoma, su tais būgnais nelabai išeina ką daugiau padaryti. Nelabai išeina jos kam kitam naudoti. Spintelės. Nekokios. Puodas. Nekoks. Kam dar galim jas naudoti? Niekam kitam taip netinka jie kaip mušimui, garso išgavimui. Bet keistas dalykas, kad su žmogaus gyvenimu kartais atsitinka taip, kad žmogus savo gyvenimą naudoja ne tam, kam jis yra sukurtas. Taigi, aš noriu perskaityti laiško Efeziečiams visą pirmą skyrių. Ir noriu, kad tu pažiūrėtume tai kaip į tokį apmąstymą. Meditacija yra tiesiog mąstymas apie Dievo žodį. Ir kas seniau iš jūsų tikintis, jūs esat skaitę šitos žodžius, bet nemanau, kad tu juos supranti. Nemanau, kad tu juos pilnai suvoki. Ir mano malda, kad šventoji dvasia apšviestų mūsų širdies akis, kad mes suvoktumėm, kas čia parašyta. Taigi, laiškas parašytas apaštalo Pauliaus, kurį jis rašė būdamas kalėjime, dėl to, kad skelbė būtent šią žinią. Šita žinia, jinai vertė visuomenės aukštyn kojom, visas pagonių tautas, į kurias Paulius nešė šią žinią,
susilaukdavo smurto Pauliaus atžvilgiu. Ir štai ką jis rašo iš kalėjimo. Paulius, Dievo valia, Jėzaus Kristaus apaštalas, šventiesiems gyvenantiems Efeze ir ištikimiesiems Kristuje Jėzuje. Malonė jums ir ramybė nuo Dievo mūsų Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus. Te būna palaimintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris palaimino mus Kristuje visais dvasiniais palaiminimais. Mus išrinkdamas jame prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nekalti meilė jo akivaizdoje. Geros valios nutarimu jis iš anksto paskyrė mus įsūnyti per Jėzų Kristų. Jo malonė šlovės gyriui, kuria padarė mus priimtinus mylimajame. Jame turime atpirkimą per jo kraują ir nuodėmę atleidimą pagal turtus jo malonės, kurią jis dosniai suteikė mums su visa išmintimi ir supratimu, paskelbdamas mums savo valios paslaptį pagal savo palankumą, kaip nusprendė savyje, kad laikų pilnatvėje atėjus galėtų suvienyti Kristuje visą, kas yra tiek danguje, tiek ir žemėje. Jame ir gavome palikimą, iš anksto paskirtą sutvarkymu to, kuris visą veikia pagal savo valios nutarimą. Kad pasitarnautume jo šlovės gyriui, mes, kurie nuo seno turėjome viltį Kristuje. Jame ir jūs, išgirdę tiesos žodį jūsų išgelbėjimo evangeliją ir įtikėję juo, esate užantspauduoti pažadėtąją šventąją dvasia, kuri yra mūsų paveldėjimo užstatas iki nuosavybės atpirkimo jo šlovės gyriui. Todėl ir aš, išgirdęs apie jūsų tikėjimą Viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems, nesiliauju dėkojęs už jūs, prisimindamas jūs savo maldose, kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės Tėvas, duotų jums išminties ir apreiškimo dvasią jo pažinimui ir apšviestų jūsų širdies akis, kad pažintumėte, kokia yra jo pašaukimo viltis, kokie jo palikimo šlovės turtai šventuosius ir kokia beribė jo jėgos didybė mums, kurie tikime, veikiant jo galingą jėgai. Ta jėga, jis veikia Kristuje, prikeldamas jį iš numirusių ir pasodindamas savo dešinėje danguose. Aukščiau už kiekvieną kunigaikštystę, valdžią, jėgą, viešpatystę ir už kiekvieną vardą tariamą ne tik šiame amžiuje, bet ir būsimajame. Ir visą paklojo po jo kojomis, o jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva bažnyčios, kuri yra jo kūnas, pilnatvė to, kuris visą visame pripildo. Amen. Tai yra Dievo žodis. Apaštalas Paulius turėjo tą privilegiją, Dievo malonę, susitikti su pačiu Jėzumi. Jis persekiojo krikščionis, kurie skelbė būtent šitą žinią, kurie skelbė, kad Jėzus yra Mesijas, kad jis yra Dievo sūnus, kad jis vienintelis gali nuplauti žmogaus sąžinę. Niekas kitas šitoj žemėje, šitoj planetoje negali nuplauti žmogaus sąžinės, tik Jėzus Kristus. Ir jis įrodė, kad yra kas yra, kai prisikėlė iš numirusių, įveikdamas mirtį. Ir apaštalas Paulius, jis uždarinėja krikščionis į kalėjimus. Bet vieną dieną jisai susitiko Jėzų, kuris apsireiškė jam pakeliui į Damaską. Ir sakė, Pauliau, kodėl tu mane persekioji? Ir va čia Pauliaus gyvenimas apsisuko, kaip sakyti, apsivertė aukštyn kojom, ar apsisuko 180 laipsnių. Jis suprato, kad jis nepažino Dievo ir jo gailestingumą. Ir jis paskyrė visą savo gyvenimą. Jis padarė savo gyvenimo tikslu skelbti šitą žinią, dėl ko jis paskui ir buvo nužudytas, kaip ir visi apaštalai. Kodėl žmogus pašvenčia visą savo gyvenimą ir yra pasiryžęs numirti dėl tokios žinios? Šiaip žmonės nėra dėl daug ko pasiryžę numirti. Turi būti kažkas labai tokio stipraus, ar ne? Aš tave šiandien paklausiu, dėl ko tu pasiryžęs numirti?
Ir tėvai gal pasakytų dėl vaiko, jeigu reiktų kažkaip išgelbėti, galbūt reiktų paaukoti savo ar tai inkstus, ar dar kažkokį organą, galbūt. Bet dėl ko galėtum tu paaukoti savo gyvenimą? Apaštalas Paulius suprato šitos žinios esmę. Ir štai ką jis sako. Jis sako, kad Dievas prieš pasaulio sukūrimą, kol dar nebuvo sukūrę žemės visos gamtos, kokią mes ją šiandien matom, Jisai buvo numatęs, kad sukur žmogų ir išsirink žmonės, kad galėtų juos įsisūnyti arba įsivaikinti, padaryti savo vaikais ir kad jo vaikai pažintų jo meilę. Toks buvo Dievo planas, kai jis kūrė žmogų, kad žmogus gerėtųsi jo meilę, pažintų jo meilę, būtų patys panašus į jį, sukurti pagal jo atvaizdą ir pavidalą, šventi, nesutepti, kad juose nebūtų nei godulystės, nei puikybės, nei jokio ištvirkavimo, nei jokio godumo, nei jokio pykčio, jokios nuodėmės, kad jie būtų šventi. Dievas numatė, kad žmogus jį atspindėtų. Ir jis yra pagrindinis veikėjas ir jisai sako, kad Dievas palaimino mus visais dvasiniais palaiminimais Kristuje. Jis įsivaikino mus ir atpirko mus, kad mes nebevergautumėm nuodėmei. Tai buvo jo planas. Ir ar kada nors galvoji apie savo gyvenimą, kad tavo gyvenimo prasmė arba tikslas yra būti Dievo mylimu, priimti šitą meilę savo, patirti jo meilę? Ar mąstai taip apie savo gyvenimą, kada? Kad tavo gyvenimo tikslas tiesiog būti bendrystėje su Dievu ir gerėtis juo. Kažkas pasakė, Dievas yra labiausiai pašlovintas mumyse, kai mes esam labiausiai jo pasitenkinę. Kai mes juo esam labiausiai pasitenkinę, Dievas yra labiausiai pašlovintas mumyse. Ir žinoma, tai nėra vien kažkokia dvasinė būsena atskirta nuo mūsų kasdienio egzistavimo, nuo mūsų kasdienės buities. Ne. Bet visas mūsų gyvenimas, visa mūsų buitis, mūsų darbas, mūsų visa veikla, mūsų draugai, mūsų šeima, mūsų poilsis, mūsų pomėgiai, visa tai yra irgi Dievo palaiminimų dalis. Ir apaštalas Paulius, jis suvokė šitos malonės, kaip sakyti, palaiminimą, kad žmogus, koks jis bebūtų, jis gali gauti atleidimą per Jėzų Kristų. Ir jisai sako tikintiesiems, kad jūs esate gavę šventąją dvasią kaip užstatą. Jūs esate gavę šventąją dvasią kaip paveldėjimo užstatą ir kaip garantą. Žinai, kas yra garantas? Garantas yra, kada tu ateini į parduotuvę, kažkas kainuoja 200 litų ir tu sumoki 100 litų, sakai, aš perku, atnešiu vėliau. Arba kaip man yra atsitikę, prisipilu degalų, degaliniai, nueinu mokėti ir neturiu pinigų. Ir jis sako man, ką tu darysi? Sakau, galiu važiuoti namo atsivežti. Tada reikia palikti užstatą. Ir aš palikau teises, savo vairuotojo pažymėjimą ir savo tapatybės kortelę. Tai buvo mano užstatas, kad aš grįšiu. Man tai svarbu, jie sako, okei, patikimas reikalas ir leidžia man važiuoti. Užstatas. Dievas davė tikintiesiems, tiems, kurie patikėjo Jėzų Kristų ir priėmė jį į savo gyvenimą, davė savo šventąją dvasią kaip užstatą, kaip garantą, kad vieną dieną tu ir aš mes būsim atpirkti ir būsim Dievo akivaizdoje. Visame šitame dalyke mes matom vieną, kad Dievas yra pagrindinis veikėjas. Ar ne taip? Jis prieš kurdamas pasaulį numatė savo geros valios nutarimu. Jis išsirinko ir paskyrė mus ir padarė mus priimtinus jo sūnuje.
įsipaskyrimus būti jo vaikais. Jis taip pat davė savo šventąją dvasią, kaip garantą, kaip užtatą, kad vieną dieną mes visi būsim jo akivaizdoje. Ar gali pasakyti aleliuja? Tai reiškia šlovė viešpačiui. Čia gera naujiena, nebloga naujiena. Aš tai bandau perskaityti iš tavo veido išraiškos, arba tu nesupratai, ką aš pasakiau, arba tu neišgirdai, ką aš pasakiau. Bet šitą dalyką reikia apmąstyti, pagalvok apie tai. Tavo gyvenimas čia yra trumpas, tu tai žinai, ar ne? Tu iš čia išeisi. Bet tau yra garantuota, kad tu būsi pas viešpatį. Ir visą tai padarė Dievas. Kartais, kai mes klausomės Evangelijos žinios, mes girdim taip. Gyveno žmonės, jie buvo blogi. Kai kurie iš jų, kurie norėjo būti išrinkti, nusprendė būti geresniais. Jie ieškojo Dievo ir pasirinko Dievą. Atėjo pas jį ir sako, Dieve, ateik į mano gyvenimą. Dėl to, jeigu tu ateisi į mano gyvenimą, aš tenksiuos būti geresnis. Melsiuos, lankysiu bažnyčią, aukosiu, tarnausiu. Ir aš noriu, kad tu man atleistum, jeigu aš paprašysiu. Ir Dievo žiūrėjo tą grupę žmonių ir žiūri, kokie jie nuostabus. Taip pasišventę, taip norintis gyventi moraliai, gražiai, kad sunku net pasakyti ne. Jie tokie nuostabus, tiek daug nusipelnė, truputį su trūkumais, bet tokie pasiryžę. Taip jie eina pas mane, kad negaliu jų nepriimti. Ir Dievas nusprendė, priimsiu juos, jeigu tik jie laikysis visų mano įsakymų. Bet jeigu jų nesilaikys, aš juos tuoj pat partrenksiu, atskirsiu juos amžiais, nes jie nenusipelnė būti mano vaikais. Iš kur kyla tokios, jūs girdit sarkazmą, čia vadinasi sarkazmas. Ne tokia Evangelijos žinia, bet kartais krikščionys gyvena taip, tarsi geroji naujiena yra būtent tokia, kokia mano va čia paskelbta, sarkastinė tokia. Kad žmogus turi pasistengti, kad žmogus buvo blogas ir jis ieškojo nuoširdžiai Dievo. Jo taip ieškojo, galiausiai jį surado. Sunku buvo, bet surado jį. Ir atėjo pas jį ir pradėjo gyventi geriau. Nebemuša žmonos, neberūko ir nebegeria. Ir jeigu jūs norite taip gyventi palaimintai, irgi ieškokite ir jie atrasit. Bet čia Paulius sako, kad visai atvirkščiai yra. Prieš pasaulio sukūrimą Dievas išsirinko mus. Dievas parodė mums savo meilę tuo, kad kol mes dar buvom nusidėjėliai, Kristus mirė už mus. Dievas yra pagrindinis veikėjas. Jis numatė, jis suplanavo apreikšti savo meilę, kad žmogus būtų jo meilės objektas, kad žmogus priimtų jo meilę ir galėtų tą meilę atspindėti ir mylėti Dievą. Dievas visą tai padarė. Žmogus nusisuko nuo jo, nusidėjo, mirė nuodėmei. Apaštalas 2 skyriuje Efeziečiams sako, jūs buvot mirę nuodėmėse ir pavergti savo geismuose, vykdėt kūno norus ir geismus. Bet Dievas iš savo didžios malonės, savo gailestingumu ištraukė jūs iš tos nuodėmės. Jis pašaukė, tu išgirdai jo balsą viduje, atėjai. Galbūt tavo kaimynas tau pasakoja. Pats nežinojo, kodėl pasakoja. Tiesiog jautė, kad turi papasakoti. Bet šventoji Dievo dvasia švelniai beldėsi į tavo širdies duris. Dievas tai darė. Ir jis apreiškė tau, atvėrė tavo dvasinės akis, kad tu suprastum, kad Kristus iš tiesų gyvena. Kad Kristus atėjo iš tą žemę numirti dėl tavęs. Kad jo kraujas buvo vienintelis, tobulas, šventas kraujas, neįkainuojamas. Brangiausia, ką žmogus gali atiduoti, yra jo gyvybė. Bet tavo gyvybė nėra tiek verta, kad tu atpirktum savo kaltes prieš Dievą. Todėl reikėjo Kristaus gyvybės, Jėzaus, kuris yra nekaltas Dievo sūnus.
pats Dievas ir žmogus, jo kraujo kaina yra didesnė už visą pasaulio turtus. Už tavo kraują, mano kraują, už tavo gyvybę, už mano gyvybę. Tai buvo sumokėta už tave ir mane. Dievas tai padarė. Jėzus pasiaukojo, kad tu per tą paprastą tikėjimą galėtumėm pasakyti taip, Tėve, aš priimu tai. Ir tu esi tas pasyvus žmogus, kuris tiesiog priėmė dovaną, priėmė tą pašaukimą. Ir taip Paulius supranta Evangeliją, kad mes tiesiog priėmėm, bet Dievas padarė viską. Ir kad mes kažkur nenukeliautumėm į šoną, kad mes neprapultumėm. Jis davė savo šventąją dvasią ir jau užanspaudavo. Dievas yra siuntėjas ir adresatas yra jo taip pat. Jis yra ir gavėjas. Jis iš dangaus siuntė šventą dvasią, jau užanspaudavo, kad atpirkimo dieną, kai būsim vėl po mirties priimti, jis pats mus priimtų į savo šlovę, į savo artumą. Ir šventoji dvasia yra šiandien čia žemėje, kuri mūsų saugo. Tai yra Evangelija, kurią Paulius patikėjo. Jį pakeitė jų visą gyvenimą. Jisai, apaštalas Paulius, kai buvo Efeze, 3 metus ten prabuvo. Ir po to, eidamas į Jeruzalę, jisai susitiko su Efezo vyresniaisiais. Ir iš tai, ką pasakė apie savo gyvenimą. Apaštalų darbų 20 skyriui galima apie tai skaityti. Apaštalas Paulius 20 eilutėje ten sako, aš nieko net nenutilėjau, kas naudinga, bet kalbėjau ir mokiau jūs tiek viešumoje, tiek po namus, liudydama žydams ir graikams apie atgailą prieš Dievą ir tikėjimą mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi. Ir jis sako, štai dabar aš dvasios kalinys keliauju į Jeruzalę, nežinodamas, kas ten man nutiks, tik tai šventoji dvasia kiekviename mieste man liudija, sakydama, kad manęs laukia pančiai ir suspaudimai. Bet man tai nesvarbu, nes aš nebranginu savo gyvybės. Svarbu, kad tik su džiaugsmu baigčiau savo bėgimą ir tarnavimą, kurį gavau iš viešpaties Jėzaus, liudyti Dievo malonės Evangeliją. Sako, man net nesvarbu mano paties gyvybė. Aš tik noriu su džiaugsmu užbaigti tą bėgimą, skelbdamas malonės Evangeliją. Malonė, tai, ko tu ir aš nesam nusipelnę. Apaštalas Paulius buvo pasiryžęs paaukoti savo gyvybę, atiduoti visą savo gyvenimą, kad tik šitą Evangeliją galėtų išgirsti kiek galim daugiau žmonių. Šitą Evangeliją, būtent šią žinią, jinai yra pagrindinė, centrinė ašis. Ir jinai tikrai yra gera naujiena. Kad kokį tu tikslą, kokią prasmę besusigalvotum šitam gyvenime, jinai niekada nepranoks kūrėjo dizaino plano tavo gyvenime. Šitas dalykas pakeitė apaštalą Paulių. Jis pasakė, Dievo meilė mūsų valdo, įsitikinusius, kad jeigu vienas mirė už visus, tai ir visi turi mirti už jį. Ta prasme, visi turi pasiaukoti dėl jo. Sako, vargas man, jeigu aš neskelbsiu Evangelijos. Paulius supranta, kad gyvenimas šitoj žemėj, jis yra trumpas ir tai, ką jisai kalba, yra paslaptis, sena paslaptis, nuo amžių paslėpta. Bet šiandien per Kristų Jėzų apreikšta visiems žmonėms, kad per jį žmogus gali būti išgelbėtas ir ateiti į amžiną bendrystę, amžiną artumą su Dievu. Ar yra kas nors didesnio šitam gyvenime? Ar yra prie ko galim būtų prisirišti, kas mus patenkintų? Ar yra kas nors, ką mes galim su savimi išsinešti po mirties? Ar yra kas nors didingesnio? Nėra. Jokie turtai, net reputacija tavo, jinai irgi baigsis. Viskas baigsis. Ir Paulius suvokia, ant kiek šita žinia yra svarbi. Ant kiek yra svarbi. Ir jis sako, aš
nuo jūsų neslėpiau nieko. Sako, aš esu laisvas nuo jūsų kraujo, nes paskelbiau viską. Ir jisai meldžiasi toliau, laiške tam Efeziečiams, kur mes skaitėm, kad žmonės suprastų štai ką, kad jie pažintų tą viltį, kuriai yra pašaukti, pažintų tą Dievo jėgą, čia 17-18 eilutės, kad pažintų kokia beribė jo jėgos didybė mums. Ir trečiam skyriui jisai dar meldžiasi, tai yra 2 Pauliaus užrašytos maldos Efeziečiams laiške. Nedaug jo maldų yra, bet čia tokios nuostabios maldos, kur jisai sako dar, aš meldžiu, kad jūs pažintumėt jo meilę, būtumėt įsišaknyję ir įsitvirtinę meilę ir galėtumėt suvokti ir pažinti Kristaus meilę. Ir kad būtumėt patys sustiprinti savo vidinėme žmoguje Dievo jėga. Šitie dalykai yra pamatiniai. Paskui Paulius 2 laiško daly, nuo 4 skyriaus, jis pradeda kalbėti taip, jis sako, žinot, gyvenkit vertai savo pašaukimu. Jeigu jūs esat Dievo vaikai, įsūnyti ir padaryti priimtini, tai gyvenkit vertai savo pašaukimu. Jis nesako, kad jeigu jūs gyvensit nevertai, jūs nustosit būti vaikais, ne. Jūs liksit būti vaikai, nors gyvensit nevertai. Ir gal Dievas turės užsimti kažkokią auklybą, bet jūs jau turit šventąją dvasią ir garantą. Bet gyvenkit vertai to pašaukimu. Koks turėtų būti mūsų atsakas į šią žinią? Kartais aš jaučiuosi keistai. Kartais jaučiuosi, tarsi mes žmonės vos neturim išteisinti Dievą, kad Dievas būtų šlovinamas, kad Dievui būtų tarnaujama, kad Dievas būtų mylimas. Toks jausmas, kad kartais reikia mums tarsi įrodyti iš naujo, kad Dievas yra to vertas. Ir tai yra dėl to, kad mes neturim to apreiškimo arba to pažinimo, koks jis iš tikrųjų yra, arba kokia yra didelė jo meilė. Galbūt kartais mes tiesiog įsisukam į savo tą darbų kažkokią programą, patys atitolino tos Dievo meilės, bandom kažkaip pasirodyti jam geresnį, tą mano skelbiamą sarkastinę evangeliją. Mes pradedam kažkaip taip gyventi, kad galvom, jeigu aš dėl Dievo tą padarysiu, tai galbūt jis bus maloningas, mane saugos ir laimins. Bet jeigu nepadarysiu, tai bus man kažkaip blogai. Ir mes nesuprantam tos evangelijos, to dydžio ir Dievą padarom tokį mažu, o save bandom padaryti tokiais stipriais. O apaštalas Paulius atvirkščiai, jisai sako, kad visą, ką aš padariau daugiau negu visi kiti apaštalai, bet ne aš tai padariau, o Dievo malonė esanti manyje. Dievo malonė, tai reiškia, kad Dievas motivavo Paulių, suteikė jam jėgų, suteikė jam išminties, suteikė jam norą ir pajėgumą daryti tai, ką Paulius darė. O kartais atrodo, reikia maldauti ir sakyti, žmogau, pažiūrėk į Dievą, jis yra nuostabus, jis yra šventas, jis yra vertas. Kodėl tu įsikabinai čia kažką žemė? Kodėl tu taip lakstai kaip viščiukas nukirsta galva? Kodėl tu toks pasimetęs šitam gyvenime? Pažink Dievą, pažink jo meilę, mąstyk apie tai, kad tu esi be galo mylimas, kad tavo gyvenimo tikslas yra tiesiog priimti jo meilę. Priimti jo meilę ir tarsi atspindėti ją Dievui. Tai Dievo pagrindinis motyvas, kodėl jis kūrė mus, kad galėtų mums parodyti savo meilę. Kad galėtų mums parodyti savo meilę. Bet kas mums trukdo? Yra 2 valios. Žinot, visata yra, galim sakyti, 3 valios. Yra Dievo valia, yra tavo valia ir yra velnio, piktojo valia, kuris yra blogio autorius, kuris griauna žmonių gyvenimus, kuris iš tikrųjų stovi už daugybę blogio.
Kai kurie žmonės tą blogį padaro savo blogiu ir savo valią suriša su piktojo, su šėtono valia ir vykdo ją. Ir mes istorijoje daug tokių pavyzdžių turim. Bet kai Dievas mus išsirenka, mus išgelbė, visgi dar tebelieka tos dvi valios, kurių mums tarsi reikia atsižadėti. Savosios valios, kuri tai linksta į tą pusę, tai į aną pusę. Atsižadėti jos. Ir antras dalykas, atmesti piktojo valią savo gyvenimą. Gundimų mes visi turėsim, bet apaštalas Paulius duoda mums irgi nuostabų pažadą, kad sako, jūs, kurie patirėte pagundimą, supraskite, kad šitas pagundimas yra tik tai žmogiškas. Bet Dievas su pagundimu jums duos ir išeiti. Kaip išeiti iš to pagundimo. Taigi kiekvienas gundimas, su kuriuo tu susiduri, žinau, kad Dievas yra šalia tavęs, jis duos tau ir išeiti. Kiekvienam gundime, kiekvienam kažkokio išbandyme, kurį tu patiri gyvenime, ieškok ten Dievo kelią. Nesvarbu, ar tai ateitų jis iš kažkokio žmogaus, ar situacija, ar tavo paties sveikata, ar dar kažkas. Ieškok visada to Dievo kelio. Ko Dievas nori išmokyti tave? Ko? Užduok jam tą klausimą. Bet niekada nesuabejok Dievo meilę. Taip, Dievas kartais naudoja situacijas, kažkokias sunkumus mūsų gyvenime, kad mes taptumėm šventesni, tobulesni, kantresni, nuolankesni. Tai yra jo kaip įrankis. Bet tai nėra kas pakeičia jo meilę mums. Tai nėra kas atima iš mūsų tą saugumo jausmą dėl šventosios dvasios užantspaudavimo. Ne. Apaštalas Paulius sako, žinot, aš nebegyvenu. Aš nebegyvenu, manyje gyvena Kristus. Ir jis rašo romiečiams, sako, ir jūs laikykit save mirusiais nuodėmiai. O šita centrinė žinia, pati esminė Evangelijos žinia, niekada neturėtų palikti tikinčiojo širdies. Niekuomet. Kad Dievas yra tas, kuris veikia nuo pradžių, jis veiks iki tavo pabaigos, tavo gyvenimo pabaigos. Kitam kalėjimo laiške, kurį Paulius parašė Filipiečiams, jis sako, aš esu tikras, aš esu visiškai užtikrintas, kad tas, kuris pradėjo jumyse gerą darbą, jį ir užbaigs. Ne tu pradėjai tą gerą darbą ir jį užbaigsi. Mums tai gadint daug kas išeina. Bet jis sako, aš esu tikras, kad tas, kuris pradėjo jumyse gerą darbą, jį ir užbaigs. Jį ir užbaigs. Ir čia, brangiai, man atrodo, mums tiesiog reikia praleisti laiko toje meditacijoje, tokia apmąstyme, būtent šitos žinios. Nes jinai keičia viską, keičia kaip mes elgiamės, keičia mūsų kalbą, kaip mes kalbam. Nes ko širdis pilna, tai išeina ir išorė. Aš atsiminiau šią savaitę akimirkas savo gyvenime, kurių niekada neužmiršiu. Akimirkas, kada aš savim bjaurėjausi, savęs nekenčiau ir neturėjau jokios vilties gyventi. Ir buvau giliam tokiam nuosmukiai. Tokioj duobėj, kad visai nebesinorėjai man gyventi. Ir tuomet Viešpats va toj situacijoje atėjo į mano gyvenimą ir suteikė man viltį gyventi. Aš šiandien suvokiu, kad Dievo malonės yra labai daug, jos yra apstu, jinai yra visur, jinai supa mus. Aš suprantu, kad netgi Žemė, kurioje mes gyvenam, žinot, mokslininkai sako, kad jeigu šitos planetos temperatūra pasikeistų bent 1,5 laipsnio, gyvybė nebegalėtų čia egzistuoti. 1,5 laipsnio. Čia, žinai, yra 10, čia jau 20, iš lauko iš 10 atėjai, čia įėjai, čia 20. Žinai, ta temperatūra mums taip keičiasi, bet visoj mūsų planetoje Žemėje yra taip subalansuota, mes esam apgaubti šitą atmosferos sluoksnių, kuris saugo mus 1,5 laipsnio negalim nukrypti. 1,5 laipsnio. Mes esam tokie gležni padarai, tokie trapus. Ir čia Dievo malonės yra pilna. Jėzus sakė, kad net Dievas duoda savo malonę geriem ir blogiem. Savo dovanų geriem ir blogiem. Lietus lyja ant gerų ir ant blogų. Tai yra ta vadinama bendroji Dievo malonė. Kad mes turim deguonies, kad mes turim ką valgyti.
Stebuklas didžiausias, ko žmogus iki šiandien negali sukurti, maža sėklytė įmesta į žemę, joje yra užprogramuota kartos visų augalų. Iš tos sėklytės vėl išaugs kita, vėl galėsi pasodinti ir vėl. Kažkoks stebuklas. Aš pagalvoju kada nors, kad iš paprastos saulėgrąžos gali išaugti ta didelė saulėgrąža, kurioje yra, žinau kiek ten, 100 saulėgrąžų. Kažkas nuostabaus. Ir va čia Dievo planas tame yra, kad mes esam jo meilė. Niekada šito dalyko nesabejok. Ir pasidalink su kitu. Jeigu tu pradėjai savo kelionę neseniai tikėjimą ir vis dar tave kamuoja ten kaltė kažkokie, oi aš kažką turėčiau dėl Dievo daugiau padaryti ar panašiai. Ne, tiesiog priimk jo meilę. Ir supras, kad Kristus paaukojo didžiausią kainą. Mūsų visų kraujas kartu sudėtas, pralietum visi kraujo, čia numirtum. Jis nebūtų tiek vertas, kiek Kristaus kraujo kaina. Jis tai padarė dėl tavęs ir manęs. Jis taip tave myli. Ir jis yra išsiilgęs to bendravimo, labai paprasto nuoširdaus bendravimo. Paprastos nuoširdžios maldos. Nesukomplikuok maldos. Nepadaryk jos tokia sudėtinga, kur tau kažkaip reikia kažkokiais ištaikingais žodžiais kalbėti. Dievas tave žino, tau neištarus dar nė žodžių. Melskis paprastai, kalbėk tai, kas tau širdis spaudžia. Prašyk jo, kad jis tau padėtų ten, kur tau sunku. Tai yra paprasta. Skaityk šventą raštą, pažinsi jį. Tai yra pirmi tikėjimo žingsniai. Pirmi kelionės žingsniai. Bet šita žinia, jinai niekada nepaliko apaštalų. Ir aš galvoju, kad mums kaip tikintiesiems, ir čia miesto bažnyčia, mums taip svarbu šitos žinios nepalikti kažkur nuo šaly. Biblija yra pilna išminties, yra daug temų, ką galim pamokslauti. Daug ką galim pamokslauti. Bet jeigu šita žinia nebus pamokslaujama, jeigu šita žinia nebus tavo centrinė žinia, kad Dievas yra pradininkas ir užbaigėjas, jis mūsų tikėjimo pradininkas ir užbaigėjas. Jis yra mūsų sielos gelbėtojas. Tu niekada negyvensi pilnatvėj. Ir žinai ką, užbaigsiu šitą mintim, tu padarysi daug klaidingų sprendimų, jeigu tai nebus tavo gyvenimo centras. Tu tikrai gyvenime daug ko pasigailėsi. Galbūt padarysi sprendimus, kurie bus visiškai tokie laikini kažkokie. Gyvensi dėl kažko, kas yra nevertinga. O tai, kai Kristus tampa mums viskuo, viskas, kas yra mūsų, tampa šventa ir jo. Viskas tampa jo. Dievas nenori, kad mano sekmadienio rytas būtų jo. Jis nenori, kad dalies mano širdies. Jis nori, kad mano darbas būtų jo. Tavo darbas, tavo mokslai, kad tavo draugystės, tavo ratas su tavo artimaisiais irgi būtų jo. Tu jį gali pakviesti visur. Matai, tame yra iš tikrųjų giliausias dvasingumas. Ne atsiskirimas nuo viso, kas materialu, bet atvirkščiai. Kada Kristus tampa mums visko, viskas, kas yra mūsų, tampa jo. Ir tada viskas yra šventa. Tada viduj, širdį yra gilus pasitenkinimas. Tada motina, kuri maitina kūdikį, yra pasitenkinusi, jinai vykdo Dievo valią. Žmogus, kuris stovi prie staklių ir sąžiningai ten dirba, jis dirba tai tarsi Jėzui. Žmogus, kuris meldžiasi ir jį šlovina savo lūpomis, pašvenčia save jam, vykdo Dievo valią. Tu ryte klodamas lovą, vykdai Dievo valią. Palaikai tvarką šitą žemę, kai valai dulkes. Dievas davė mums darbą čia, bet visa tada yra šventa. Ar kaip aš sakau, turim pakviesti Dievą į savo kasdienybę. Atsimenu tokia malda, kur tu būsi šiuo metu rytoj. Va ten dar būk šventas. Va ten prisimink, kur tu būsi rytoj. Mokykloje, universitete, darbe. Kur būsi? Va ten. Ten ir Kristus bus su tavim, šventojo jo dvasia.
Ir šitą vienybę mes švęsim šiandieną komuniją. Komunija reiškia bendrystė, bendravimas, artumas. Kaip nuostabu, kad Kristus mums paliko tokį ženklą ir sako, aš noriu, kad jūs būtumėte užtikrinti dėl mano artumo su jumis. Štai kūnas už jūs sulaužomas. Štai kraujas naujosios sandoros už jūs praliejimas. Kiekvieną kartą, kai jūs dalyvausite komunijoje, prisiminkit šitą naują sandorą. Prisiminkit ir būkit užtikrinti, kur tu bebūtum. Krikščionys visame pasaulyje tai daro. Ir mes šiandieną, dalyvaudami komunijoje, mes prisiliečiam prie paties Kristaus. Visi kartu. Tai yra jo nuostabus ženklas, kad jis yra su mumis. Paulius sako, ištirkit save prieš dalyvaudami komunijoje. Jeigu yra tavy kažkas, kur tu žinai šiandieną, tau reiktų atsižadėti kažkokio savo valios, kažkokį širdies kampelį, kažkokias paslaptis, kurias tu nešioji ir jos tave kamuoja, valdo tave. Viskas, kas tamsoja, mus valdo ir mus kontroliuoja. Gal šiandien tau reikia tai iškelti viršų, tiesiog išpažinti tai Dievui. Prieš dalyvaudamas komunijoje tai padaryk. Ir bažnyčioje mes mokom, kad tai yra duona, paprasta duona, kuri yra ypatinga tuo, kad šventoji dvasia, jinai dalyvauja šitoj bendrystėj. Kai mes valgom tą duoną, mes patiriam vienybę per šventą dvasią su Jėzumi Kristumi, kuris savo kūną už mus atidė. Kai mes šitą spaustą vynuogių vaisių geriam, mes irgi patiriam tą artumą. Ir šventoji dvasia yra čia. Tai yra šventas dalykas. Tai nėra šiaip savo gėrimas ar šiaip savo duona, kurią grįžęs namo pavalgyti. Mes meldžiam, kad Viešpats ją pašventintų, bet šitas laikas yra ištiriamas šventosios dvasios. Todėl dabar kiekvienas, kas esate tikintis, galbūt tu bažnyčioje svečias pas mus lankaisi, jeigu esi krikščionis ir Jėzus yra tavo viešpats, tavo gelbėtojas, tu jo tiki, jam atidavei savo gyvenimą, tu gali irgi dalyvauti. Tai yra tavo privilegija būti su visais kitais tikinčiaisiais, kaip ir milijonai tikinčių visam pasauliu. Jeigu esi netikinti, susilaikyk, nedalyvauk dėl to, kad kiti dalyvauja. Bet visi ištirsim savo širdis ir per giesmę, kol gėdosim, visiems atnešim po taurę ir duonos gabalėlį paimk, pasimelsk giesmės metu, gal išpažink. Ir paskui aš palaiminsiu šią taurę ir duoną ir mes visi kartu suvalgysim ir išgersim. Gerai? Taigi atsistokim visi, pagėdokim ir pasimelskim tiesiog asmeniškai kiekvienas, ištirkim save.